Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą šio vaizdo įrašu startuosiu naują seriją, kurioje kiekvieną mėnesį aptarsiu praėjusio mėnesio stalo žaidimų naujienas. Tai, kas man įstrigo labiausiai, ar kas labiausiai mane domina ir į ką būsiu atkreipęs dėmesį artimiausiais mėnesiais ar net ateinančiais metais. Tai iš esmės stalo žaidimų naujienos, stalo žaidimų renginiai, anonsai, pokyčiai ir panašūs dalykai. Tiesiog viskas, kas įdomaus įvyko praėjusį mėnesį. Tai šį kartą pakalbėsiu apie rugsėjį. Ir pradėsiu nuo to, kad rugsėjį organizavau Stonemaier Games su žaidimų sesijas. Visą mėnesį geiminę. Žaidėme iš viso 8 žaidimus, į kai kuriuos žmonės susirinko, į kai kuriuos ne. Pats paskutinis Saifas ir Wingspanas irgi mane šiek tiek nustebino, kad dar žmonės vis domisi šitais žaidimais. Ir dar ką pastebėjau, kad darbo dienomis žmonės nori žaisti labiau. Savaitgaliais ne taip. Nežinau, gal dėl to, kad rugsėjais buvo labai šiltas ir visi norėjo kažkur išvažinėti. Tai tikrai buvo įdomi patirtis. Tai manau, ateityje irgi kažką panašaus organizuosiu, gal net dar spėsiu kažką spalio mėnesį, o lapkritį tai tikrai. Tai labai ačiū tiems, kas dalyvavo ir ačiū Geiminui, kad priėmė mane žaisti. O dabar prie pačių naujienų, tai Stonemaier Games kaip tik spalio mėnesį startuoja su preorderiais naujausių jų žaidimo, kuris vadinasi Apiary. Labai nustebinęs žaidimas. Na, žinojau jau iš anksto, kad bus su bitėmis, komponentus dalį mačiau ir panašiai, bet kaip tik rodė specialiai tos komponentus, kurie visiškai nieko nesakė, kad tai bus sci-finis Space Bees gėjimas. Tai tikrai mane irgi nustebino jų anonsas. Dabar jau pilna visokiausių review, playthroughs, how to play videos ir taip toliau. Tai žaidimas turi worker placement mechaniką, kurioje jūs upgrade'inate savo workerius, kaip ir ankstesniuose Stonemaier žaidimuose, kaip Chatterstone ir Euphoria. Taip pat panašią mechaniką galėjote matyti ir Teotikane. Kas dar ypatingo, kad yra labai daug asimetrijos, labai daug skirtingų variacijų, hexagono tiles, iš kurių savo faction tilesą dėliositės, va tokios labai įdomios bitės, kurios turi 4 pusės ir taip upgrade'inasi jų stiprumas. Taip pat automo variantas labai įdomus, įvairūs būdas, kaip taškus skorinti. Kas dar čia tokio? Jeigu čia nuotraukų Board Game Geek'e ne tiek daug, bet va čia yra player metas, faction tilesai, tai tos variacijos yra tikrai pilna. Ir visada turėsite vietos, kur padėti savo bitę, nes čia yra worker placementas iš tos pusės, kad jūs išpušinate ten esantį žaidėją, jeigu visos vietos yra užimtos, ir žaidėjai nuo to yra ne ką blogiau. Nes kai išpušinate jo bitę workerį, tas workeris jiems sustiprėja. Tai tikrai įdomu, kaip vysis šitas žaidimas, nes jau tikrai žmonės jau pradėjo galvoti apie expansions ir taip toliau, ką dažniausiai daro vos ne su visais Stonemaier Games'ais. Tai labai įdomu, kas iš to gausis. Ir pats labai laukiu ir tikrai pirksiu. O su stalo žaidimais naujienų tikrai netrūko. Jie jau pasirodys esene spalio mėnesį. Tai High Seasons Grand Hotel Roll and Ride žaidimas, padarytas iš Grand Austria Hotel. Tikrai įdomus Roll and Ride'as nusimato. Įdomu, kaip pertiks patį pagrindinį žaidimą. Bet manau, tai tikrai yra geras pasirinkimas ir tikrai sulauks dėmesio. Tai ir jo, daisų yra, bus ką užrašyti, ką išbraukti ir panašiai, tai tikras Roll and Ride'as. Toliau Daybreakas pagaliau pasirodo prekyboje, tai kas nematė, tai buvo
crowdfunding platformoje Matt Leacock Pandemic dizainerio naujausias žaidimas, kuris išlys į dienos šviesą. Tai žaidimas apie gamtosaugą, galima taip pasakyti, kur iš esmės jūs stengiantis sumažinti emisijas pasaulio ir taip padaryti pasaulį ekologiškesnį. Kooperatyvas, kaip ir galima tikėtis iš Matt Leacock. Kas dar čia tokio? Skirtingi player power, hand management yra daug įvairiausių kortelių, trukmė iki 2 valandų, tai jau daugiau negu pandemikas. Best 1-2 rašo, tai irgi labai įdomu. Įdomu, kas yra naujo, nes kad jis moka daryti kooperatyvus, tiksliau pandemikus vien, tai tą žinome, ar kažkas išeis daugiau, tai labai įdomu. Bus pamatyti, kaip visi reaguos į šitą žaidimą, nes, kas gavo iš crowdfundingo, matau 7.5 įvertino ir tų įvertinimų yra 53 tik tais, tai ne tiek daug. Dešimtukai, bet jo, įdomu iš tikrųjų, kaip vertinimas, kokia galutinė vieta bus, sakyčiau, po viso printo išpardavimo, tai kitų metų pabaigoje, manau, jau matysime. Toliau dar labai įdomus žaidimas Exoplanet. Karkasonės kūrėjo darbas, tai labai įdomu, ką jis padarys su Space Exploration'u, kas čia dar matau, modular boardai, hand management, area movementas, tai tikrai įdomios mechanikos. Žaidimas nelabai švaižiai atrodo, bet aišku, čia prototipas. O taip turėtų atrodyti jo originalas. Tai netrodo kažkas labai ypatingo, bet tikimės gero žaidimo. O tai išvaizda, kaip sakoma, jau yra subjektyvus dalykas. Tokius galėčiau išskirti. Iš esmės, aišku, bus daugybė naujienų, apie kurias pakalbėsiu. Po spalio mėnesio irgi darydamas tokią pat apžvalgą. Ir toliau pakalbėsiu apie announcementus 24 metų. Tai naujausias Feldo žaidimas Civolution. Labai įdomu, kas bus padaroma. Matosi, iki 3 valandų, kas yra tikrai daug. Explorationas, civilizacijų žaidimas, hand management, dice rolling, income. Labai įdomus dalykai. Surašyti heavy euro. Tai tikrai įdomu, ką padarys, nes nelabai tiesi Feldo tokių dalykų. Tai žiūrime, turime ne tai, kad heavy euro, tai viskas aišku, bet kad bus science fiction ir exploration, tai tikrai įdomu, kas iš to gausis. Tikrai laukiamas žaidimas. Reikės į wishlistą aš nededu tokių žaidimų, bet tikrai jas pasižymiu. O kas rugsėjai pasibaigė ir ką tikrai kviečiu prisidėti visus prie bendro užsakymo, tai yra naujausi Terraforming Mars produktai. Tai Automa, Expansionas ir Prelude 2. Ir dar daug visokiausių priedų. Promo kortelės, nauji žemėlapiai. Kas čia dar? Award and Milestones, Expansionas. Tikrai daug dalykų. Pledge Manageris jau startavo ir tikrai kviečiu prisijungti. Pats imsiu tikrai abu papildymus, Milestones Awardsus. Kas dar? Neoprimo neplanuoju imti, bet imsiu Mounted Mapus. Tai lygiai tokie pat mapai, kaip būna ir baziniuose žaidimuose ir expansionuose. Bus dar ekstra tausų, nes vienas mapas turi labai daug pozicijų, kur galima juos padėti. Ir ilgesnį žaidimą skirtą labiau 4-5 žaidėjams, kiek pamenu. Ir dar, kai aš turiu big boxą, tai reikės pasimti ir plastikinių tailsų, kad man tiktų kaip tik. Bet jau, kas nori neoprimo, irgi variantas, tik tais didžiausias trūkumas tų neopriminių playmetų yra tai, kad
Jie yra skirti tiems, kurie žaidžia su visais expansionais, o kas, manau, yra neracionalu ir aš pats neįsivaizduoju, ar kada žaidžiu su visais expansionais. Tai va, pasiimsiu tos extra 3D tilsus. Sleevesai nieko gero Terraforming Marsui, ypač tiem, kurie dažnai žaidžia. Su Seasonal Pomo nežinau, ar verta. Nebent kas nori visiškai viską turėti. Tai tokie dalykai ir kas dar smagu, kad kuo daugiau dalyvių prisideda prie užsakymo, tuo gaunasi pigiau, bet aišku, adonai pridės šipinimo kaštus, tai turėkite omenyje, kad kuo daugiau prisidėsite, tuo daugiau kainuos, bet pats bazinis plezas tikrai bus pigesnis iš siuntimo pusės. Tai tiek apie Terraforming Marso naujienas. O daugiau labai daug įvairiausių crowdfunding anonsų buvo. Dalis pasirodo šiemet, dalis bus kitąmet, tai kas pasirodo šiemet, tai lapkričio mėnesį Food Chain Magnetas turės Special Editioną Lucky Duck Games'u padaryta. Tai va, šitie talsai jau nebebus geltoni, kažkokia kitokia alternatyva bus, va, plastikiniai restoranai, tokie, nežinau, čia akriliniai, ne akriliniai, reikės vat pasižiūrėti, vat labai įdomu, kokia kaina bus, nes įprastai pats žaidimas kainuoja 100 eurų. Dar kiek pasakojo komentaruose, tai bus ir expansionas, taip pat special editionis, tai aš nežinau, idealiausia būtų, jeigu viskas viename bokse tilptų, bet greičiausiai taip nebus. Tai jo, atrodo taip, kad čia akriliniai tokie bus ir kažkokia terrain dalis, atnaujintas dizainas, rulbuko dizainas ir panašiai. Tai iš esmės perdarytas žaidimas iš išvaizdos pusės, tai įdomu, kokia kaina bus tikrai, jeigu proto ribose, tai tikrai aš paimsiu. Taip, kas dar šiemet turėtų būti, tai Simonai pristatė naują Zombicidą, kuris greičiausiai spėju bus arba spalio pabaigoje, arba lapkričio mėnesį. Tai Deceased a Zombicide Game. Tai Marvel Zombies buvo anksčiau, o dabar DC ateina su zombiais. Tai kiek skaičiau visus blogus ir panašiai, tai bus skirtumas tas, kad čia zombiai herojai praras visas savo savybės. Kol kas atrodo taip, kad jie nebus, kad už juos bus galima žaisti, o bus galima žaisti tik prieš juos, tai tarsi kaip abominationai, nieko daugiau. Kažkokiom, nežinau, special efektais, special savybėm, bet netokiom, kad jie, kaip sakyti, vadovausis proto, nes nors ir žaidimas apie zombius, bet čia kažkoks virusas kitoks bus negu Marvelių visatoj. Tai įdomu, kaip padarys ir kiek supratau, bent vienas core boxas bus Batmanas prieš savo blogiečius ar kažkas tokio, tai gal šitą ir paimsiu. Tai labai įdomu ir labai įdomu iš piniginės pusės, ar šita kampanija bus sėkmingesnė už Marvelį ar nelabai, bet aišku, potencialo turi daug. Ir daugiau, man atrodo, viskas iš šių metų, ką naują announcino, kas man tikrai domina ir ką stebėsiu, o daugiau viskas apie kitus metus. Tai Chip Theory Gamesai turėjo savo didžiulį pristatymą savo artimiausių produktų, tai mane labiausiai sudomino, tai WROF žaidimas nuo 1-4 žaidėjų, Easy to Play Area Control žaidimas iš Manny Tremblay dizainerio, tai jis kūrė Dice Throne žaidimą. Tai labai įdomu, kaip tas vidutinio sunkumo žaidimas įsivystys iki galo, nes ir mačiau prototipus ir panašiai. Artas superinis to paties dizainerio, labai mažas laukas, asimetriniai factionai, labai greiti turnai, taip pat solo variantas, kooperatyvinis ir PvP. Tai labai įdomu, kiek supratau, solo variantas bus galima pasirinkti iš visų lyg ir jeigu viskas gerai jam pavyks. Ir žaisti
irgi prieš bet kurį prisidėti kaip solo žaidėją, jeigu ten trūksta žaidėjų, tai labai įdomu, kaip jie visą tai padarys. Aš dar matau, tai dice draftingas yra. Tai manau iš visų naujausių Chip Theory gamesų, tai šitas tikrai labai įdomu, kaip įsivystys, nes jie būtent orientuojasi labiau į retailą su šituo žaidimu, bet bus GameFound'e pradžiai. Ir, kaip supratau, tai bus vienas iš pigiausių žaidimų, kas apie didesnės dėžės. Tai va, kaip matote, bus pavasarį 24 metų. Ką dar announcino? Tai Simonai dar vieną dalyką pristatė, tai The Genesis Clan Wars žaidimą, kuris bus 24 metų 3 ketvirtį. Tai labai įdomu, kaip tas bus semi-cooperative game'as su asimetrija ir story driven. Čia partnership'as, matau, su kompiuteriniu geimu ar su komiksu, vat, galėsit komentaruose gal parašyti, tai irgi, manau, susilauks nemažai dėmesio šitas projektas. Ir dar vienas dalykas, kas buvo pristatytas rugsėjį, tai Archon Studios irgi 24 metais turės naują 4X game'ą, tai Master of Orion, Ad Astra, or Orion, nežinau kaip geriau tartis, tai va čia bus agresyvus 4X žaidimas. Labai įdomu, kaip jiem gausis. Irgi bus panašus stylesai kaip Heroes Might and Magic board game, kuris turėtų iki šių metų starterio legendtojams patekti jų rankas. Tai irgi įdomu, kaip tai pasidarys. Kortelių dizainas, viskas atrodo super, tai žiūrėsime, kaip jiem pasiseks. Dar 2 nuo 2-4 žaidėjų. Aišku, reikia tikėtis ir expansion ir viso kito. Playtime'as tikrai gigantiškas, tai labai įdomu, kaip jiem ten gausis. Tai čia yra nauja jų licencijos reikalaujanti serija, tai žiūrėsime, kaip vystysis viskas. Tai tokie įdomus dalykai iš crowdfundingo. O daugiau spalio mėnesį lauks tikrai daug dalykų. Tai jau matyt, kai šitas video pasirodys, tai jau Lituanikonas bus jau ir įvykęs. Išbandysime ten įvairiausius žaidimus. Dar nemažai liko unboxinti, nes gavau ne per seniausiai keletą naujienų. Tai tikrai bus daug dalykų. O aišku, po eseno bus labai daug ką aptarti po spalio mėnesio. Tai va toks pirmas epizodas iš stalo žaidimų naujienų apžvalgos rugsėjo mėnesio. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito karto. Iki.